Taigi, kaip jau matėt, atvažiavo pas mus KTM RC 20 metų su traukos bėda. Klientas sako, kad duodi gazo ir trauka dingsta, tai pats pratestavau, taip ir yra. Diagnostika išmetė gazo padėties daviklio problemą, tai žiūrim, kas bus. Jau biškį ir pats prasiardžiau, reikia nusimti bako plastiką ir prieiti prie pačios sklendės, kad pasižiūrėti tą daviklį. Pakeisiu ir pažiūrėsiu, gal bėda susitvarkys. O jei ne, toliau žiūrėsim, kas gali būti su elektronika. Oi, dulkių tikrai nemažai. Mūsų taikinys yra sklendė dabar. Ten laidė. Apsirikau biškę. Čia nėra gazo padidėjęs daviklis, čia yra įsiurbimo kolektoriaus slėgio daviklis. Vienu žodžiu pasigūglinau ir išaiškinau, kad RC 390 nėra gazo padidėjęs daviklio. Yra elektroninis gazas, todėl jisai yra viduj, pačioj sklendėj. Tai dabar bandau ardyti sklendę, žiūrėt, gal bus kokio vandens, ar dulkių, ar šiukšlių. Jei nebus, tai reikės žiūrėti, bėda gali būti tiesiog pačioje sklendėje. Tada įdėčiau sklendę nuo šito ir gal viskas pasikeistų. Tai berdant sklendę atradau, kad laidelis yra nutrūkęs ir pagal diagnostiką atitinka visą bėdą. Tai yra žemas aukštas voltažas iš padėties daviklio. Tai bandysiu lituot ir turėtų viskas susitaisyti. Tai bėda pakankamai mažytė, bet vis tiek reikia ardyti pusę motociklo, kad išsiaiškint net tokią mažytę bėdą. Na kągi, tai atradau bėdą, prilitavau viską, ką reikia. Iš seno laidyno ištraukiau laidelį. Tai reikėjo tikrai biškį pasistengti. Ir išėmiau porą laidelių, kuriuos čia prilitavau. Ir dabar čia įsidės ir viskas. Ir motociklas turėtų važiuoti kaip naujas. Sklendės net nebuvau pilnai išėmęs, kadangi vis tiek man reikia dirbti su laidynu, tai sklendė yra net ne prie ko. Tokia yra realybė taisant motociklus, tai galvoju, kad viename yra bėda, visiškai gali būti kitame dalyke bėda, tai reikia labai atkreipti dėmesį į tai. Susikoncentruoti ties viena bėda, bet žiūrėti labiau plačiai. Tada kai plačiau žiūri, pamatai bėdas, kurios iš tikrųjų gali būti. Tai mano atveju taip gavos. Tai dedam atgal ir bandom. Laukiai jau biškį plaukų spalvelę pasikeitė. Biškį orelis irgi pasikeitė, kita diena. Žodžiu, einam dirbti prie RC. Žvėriukas užsikūrė. Tai to. Geras. Nu ką, surinkau pilnai motociklą, dabar skaitau kodus ant OBD skaitytuvo ir žiūriu, kame bėda. Prieš tai metė klaidą, kad yra gazo padėties daviklio aukštas, žemas. 7 klaidos buvo susijusios su
jo srove, tai dabar perskaičiau ir vakar rašo. Vehicle has no fault codes. Vadinasi, sutvarkėm bėdą ir reikia protestuoti motociklą. Skamba tikrai neblogai. Storm išmetimas. Tai viskas, kaip matėt, pratestavau motociklą, viskas važiuoja puikiai. Nebėra tos bėdos, kuri buvo anksčiau. Tai yra, motociklas išsijungdavo prie biškį pašilus. Tai dabar viskas ledas, klaidos ištrintos, motociklas važiuoja puikiai, traukia taip pat puikiai. Tai viskas, kiek bus su KTM RC 390, tai laukit kitos serijos.